Labas vakaras, tariu Jums penktadienį spalio 25-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos Ava parengtas žinias. Laikinai nebus aptarnaujama Jonavos migracijos skyriuje. Gydymo įstaigos aprūpintos gripo sezonui skirtomis vakcinomis. Pasaulio jaunimo bokso čempionate kovoja 2 jonaviečiai. Kaktomuša susidūrė 2 automobiliai. Penktadienio pamokslas. 4 dienas klientų neaptarnaus Migracijos departamento Jonavos skyrius. Dėl planuojamų statybos darbų 4 dienas nedirbs Migracijos departamento skyrius Jonavoje esantis Klaipėdos gatvėje 4. Spalio 28-31 dienomis minėtame padalinyje nebus galima pateikti prašymų dėl asmens tapatybės kortelių ar pasų išdavimo. Klientai, kuriems taikomos išimtis, nebus aptarnaujami gyva eile. Išskirtiniais atvejais iš anksto suderinus Lietuvos piliečiams paliekama galimybė tik atvykti atsiimti anksčiau užsakytus ir jau pagamintus dokumentus. Asmenims, kuriems skubiai ir neatidėliotinai reikalingos migracijos paslaugos, rekomenduojama kreiptis į artimiausius aplinkinius klientų aptarnavimo skyrius. Migracijos departamentas atsiprašo už laikinus nepatogumus. Visos Lietuvos gydymo įstaigos jau aprūpintos šiam sezonui skirtomis vakcinomis nuo gripo, neišimtis ir Jonava. Prasidėjus 2024-2025 metų gripo sezonui, valstybinė ligonių kasa ragina rizikos grupėms priklausančius gyventojus nedelsti ir nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, taip apsaugant save ir savo artimuosius. Visos Lietuvos gydymo įstaigos jau aprūpintos šiam sezonui skirtomis vakcinomis. Lietuvoje gripo sezonas įprastai prasideda spalį, o sergamumo piką pasiekia gruodžio-vasario mėnesiais. Pasiskiepijus gripo vakcina, imunitetas susiformuoja maždaug per 2 savaitės, o didžiausias antikūnų kiekis susidaro 4 ar 6 savaitę po injekcijos, todėl nuo gripo skiepytis reikėtų nieko nelaukiant. Ligonių kasos skelbia, kad visos šalies gydymo įstaigos jau aprūpintos vakcinomis nuo gripo. Turbūt neišimtis ir Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras. Taip, gavome vakcinas nuo gripo, taip pat ir nuo COVID atnaujintas sezoninės vakcinas ir vykdom jau spalio mėnesį ypatingai aktyviai skiepijimą. Gripo vakcinų užsisakėm apie 2000 planuodami pagal praeitų metų apimtis ir jau per spalio mėnesį išskiepijom virš 800 vakcinų. Noriu priminti, kad nemokama vakcina yra skiriama asmenim virš 65 metų amžiaus bei rizikos kitom grupėm priklausantis asmenys, tai dėl įvairių lėtinių ligų. Taip pat šiais metais yra naujovė, kad nemokama gripo vakcina yra skiriama ir vaikam nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Nuo COVID taip pat gavome atnaujintą vakciną sezoninę ir nemokamai yra kviečiami pasiskiepyti visi gyventojai, bet aišku, ypač svarbu tiem, kurie yra vyresnio amžiaus arba serga taip pat lėtinėmis ligomis, dėl kurių imuninė sistema gali būti susilpnėjusi ir ligos atveju gali būti sunkesnė. Ar ne per vėlu jau skiepytis, jau kaip ir ruduo? Ne, dabar yra kaip tik pats tinkamiausias metas ir iš tiesų tas epideminės situacija prasideda ir tęsiasi nuo rudens iki pavasario galimai, tai viso to sezono metu ir skiepijam, tačiau be abejo svarbu atlikti tai kuo greičiau. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skaičiuoja, jog Jonava jau beveik artėjanti yra prie epideminio sergamumo lygio. Ta prasme, kad daugėja labai tų peršalimo lygų, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų. Ar jaučiasi ir Jonavoje, kad pacientai vis dažniau varsto jūsų duris? Taip, jaučiam padidėjusi sergamumą įvairiomis virusinėmis lygomis. Gripo atveju nėra labai daug, fiksuojame ir COVID-o. Taip pat norėčiau informuoti, kad mes ne visus susirgimus virusinius patikslinam ir nustatom, koks tai yra virusas. Iki šiol ligonių kasos finansuodavo nemokamą COVID greitąjį testą, kurį mes taip pat atliekam, bet nuo spalio mėnesio išplėtė tą testų diapazoną ir nemokamai pacientai atvykę galės pasitikrinti ne tik nuo COVID, bet ir nuo gripo bei nuo respiracinio sincitinio viruso. Tai yra atlikę testą mes labiau galėsime diferencijuoti, koks tai yra
sukėlėjas. Tai skaičiai tada gausis tikslesni, kas kuom serga tiesiog? Taip, galėsime labiau patikslinti, ar tai tiesiog ūmus viršutinių kvėpavimo takų kitas virusinis, ar tai yra gripas, ar vaikams būdingi respiraciniai sincitiniai virusai. Tiesiog bus aiškesnė kilmė to susirgimo. Jūs kaip medikė, ką parekomenduotumėte tiems žmonėms, kurie, jau šiek tiek galbūt sirguliuoja, turi šiek tiek temperatūros, bet jau ir nori pasiskiepyti? Ar galima sirguliuojant skiepytis? Ne, jeigu yra jau viršutinių kvėpavimo takų simptomai, reikėtų atvykti skiepytis pasveikus. Be abejo, mes rekomenduojame atlikti savikontrolės testą, kad įsitikinti, ar tai COVID sukėlėjas, ar gripo. Nes tuo atveju, jeigu tai nėra tos ligos, nuo kurių yra skiepai, tai gali būti tiesiog kita virusinė kažkokia infekcija. Pasveikus galima atvykti skiepytis nuo gripo ar COVID. Turbūt dažną pilietį, ne tik jonavietį, bet lietuvį, erzina tos vadinamos jau veido kaukės. Ar užėjus į gydymo įstaigą tos veido kaukės yra privalomos, ar tik rekomenduojamos, jeigu žmogus pats jaučia, kad jisai, čiaudi kosti? Šios kaukės yra rekomenduojamos, tikrai nėra taip kaip anksčiau, kad stovėdavo personalas prie durų ir dalindavo, primiktinai prašydavo užsidėti. Tačiau pastebim didėjant ir gyventojų sąmoningumą, neretai net nereikia ir epideminės situacijos ar karantino skelbti. Būdavo ir vasaros metu, kai žmogus turi slogą ar kažkokius kitus simptomus, jis tiesiog jau atvyksta su kaukė. Ir mes tikrai rekomenduojam saugoti ir save, ir kitus. Registracijos sistema pas jūs nelūžinėja nuo skambučių kiekio, dar priimat, sugebat aptarnauti visus? Taip, sugebam aptarnauti, kažkaip ypatingo tokio, trikdžių nėra, tik tai noriu akcentuoti, kad dėl gripo ar COVID skiepų pas gydytoją registruotis jau nereikia, galima kreiptis tiesiai į procedūrų kabinetą arba jeigu ne mieste, tai bet kurioje kaimo seniūnijoje esančią gydymo įstaigą, ambulatoriją ir medicinos punktą, pas ten dirbantį slaugytoją ir be apsilankymo pas gydytoją tos visas procedūras galima gauti. Dėkuoju už pokalbį ir linkime nesirgti. Ačiū. Pasaulio jaunimo bokso čempionate kovoja ir 2 Jonavos sporto centro auklėtiniai. Spalio 23-31 dienomis Juodkalnijos mieste Budvoje vyksta pasaulio jaunimo bokso čempionatas, į kurį iškeliavo ir Lietuvos rinktinė. Tarp 10 mūsų šalies boksininkų 2 jonaviečiai. Vienas iš jų Matas Grigorian, trenerio Kęstučio Antanavičiaus auklėtinis. Kovoja svorio kategorijoje iki 57 kg. Vaikinas jau pradėjo savo kelionę šiame čempionate ir turi pirmąją pergalę preliminarioje kovoje rezultatu 3-2 įveikęs Nepalo boksininką. Kitas jonavietis Klaidas Skulčas, trenerio Ramūno Kulbio auklėtinis, kaunasi svorio kategorijoje iki 51 kg. Pirma jo kova spalio 25-ąją penktadienį. 16-finalėje jis susirems su Bolivijos sportininku. Linkime sėkmės mūsų krašto sportininkams. Šiandien ryte Taurostos gatvėje kaktomuša susidūrė 2 lengvieji automobiliai. Šiandien spalio 25 apie 11 val. Taurostos gatvėje, netoli Taurostos tvenkinio teritorijos, kaktomuša susidūrė 2 lengvieji automobiliai. Volkswagen Passat automobilis, važiavęs nuo Jonavos pusės link Achemos, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą, kaktomuša trenkėsi į kitoje eismo juostoje važiavusi Opel automobilį. Anot Opel keleivės, Passato vairuotojas akivaizdžiai nesusikoncentravęs į vairavimą, dėmesį buvo nukreipęs į telefoną ir staiga išlėkė į priešpriešinę eismo juostą. O po susidūrimo kaltės neneigė ir tiesiog nuėjo šalin. Laimiai žmonės išvengė sunkių sužeidimų, medikų pagalbos neprireikė, tačiau automobiliai smarkiai apgadinti. Būtina atkreipti dėmesį, kad neatsakingas elgesys kelyje gali baigtis daug liūdnesnėmis pasekmėmis. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruglos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Garbė Jėzui Kristui, gerbėmieji, ateinantis sekmadienis jau 30-as eilinis sekmadienis, ir girdėsime skaitinius liturgijos metu iš pranašo Jeremijo knygos.
O pranašas taip įdomiai, jis toks galingas pranašas buvo ir visai nebuvo linksmas pranašas. Tai buvo pranašas, kuris kalba tautai, kad kelkitės iš savo nuodėmių, iš savo klystkelių, iš savo stabmeldystės ir gręžkitės į Dievą. Ir taip priekaištavo labai stipriai ir net nepopuliarus buvo, kadangi net matė savotišką, Babilono karaliaus tokio, kaip sakytume, valdymo, net pliusą galėtume tai pasakyti, sako, Dievas per jį veikia. Nors tuo metu tautos vadovai visiškai kitaip mąstė. Žodžiu, Jeremijas toks pranašas sudėtingas ir jo likimas labai sudėtingas, bet štai yra tokie žodžiai. Sako, džiaugsmingai sveikinkite Jokūbą, valiuokite pirmąjai tautai, skelbkite, giedokite, sakykite, viešpats išgelbėjo savo tautą Izraelio išlikusius žmonės. Tai nevilties akivaizdoje, tremties akivaizdoje, okupacijos akivaizdoje, jisai kalba apie džiaugsmą. Reiškia, tas džiaugsmas, kur to džiaugsmo šaltinis. Antrasis skaitinys iš laiško Žydams, kalbama apie kunigystę. Ir reiškia apie žmogišką kunigystę ir apie Kristaus kunigystę. Ir sako, Kristus ne pats savo suteikė garbę tapti vyriausiai kunigu, bet tas, kuriems jam pasakė, mano sūnus tu esi, šiandien tave pagimdžiau, kitoje vietoje sako, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Taigi viešpats Jėzus yra vyriausiasis, vienintelis tikrasis kunigas. Na ir Evangelijoje pagal Morkų istorija apie Bartimėjų. Elgetas Bartimėjus, Ratimėjos sūnus, buvo aklas, elgetavo ir išgirdęs, kad Jėzus iš Nazareto praeina pro šalį, pradėjo šaukti Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Kiti žmonės draudė, sako, tylėk ten, žodžiu. O vis dėlto jis šaukė ir Jėzus sako, pašaukite ir sako, ko nori, kad tau padaryčiau, nergys, atsakė Rabūniai, kad praregėčiau. Ir ką Jėzus atsako, čia tiesiog mums be galo svarbus žodžiai. Tuomet Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Tai va, kur esmė yra, mūsų laikmetis ko paženklintas, kad mes bandom graibytis įvairiausių visokių tiesų, ieškoti tikėjimo tam tikrų kelių, o tikėjimo visą laiką žmogui reikia kažko, tai kam galėčiau dedikuoti savo tikėjimą ir pasitikėjimą. Na ir tų dabar kelių, tokių, o galim drąsiai sakyti, klystkelių yra labai daug. Ir žmonės, todėl mes ir apie tą džiaugsmą mažai šnekam, ir apie dėkingumą mažai galvojam, ir tokios ramybės nėra širdį. Ir visokiausių tokių prietarų paplitę labai daug, net ir tie, kurie tiki Dievą ir eina į bažnyčią, vis dėlto labai bijo piktosios dvasios. Taigi tiesiog sureikšminam neretai tos dalykus, kurie atseit piktojo galia tokia. Ir pamirštam tikrąją evangelinę tiesą, kad štai kaip tam neregiu, kas įvyksta. Jisai ateina pas viešpatį Jėzų, čia reikia įsiklausyti, ne? Ateina pas viešpatį Jėzų. Šaukia tiesiog, sako, gelbėk mane, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Kas vyksta, ką Jėzus atsako? Pirmiausia, Jėzus sako, kai jis paprašo savo, ko nori, Rabūnį, kad praregėčiau. Tas praregėjimas labai plati sąvoka yra. Tai nėra vien tik tai fizinė praregėjimas sąvoka. Tai iš tikrųjų visokiojopo praregėjimo. Ir kas vyksta, jisai atgauna tikėjimą, tiksliau gauna tikėjimą kaip dovaną ir taip pat pažįsta, kad viešpats Jėzus yra iš tikrųjų viešpats, vienintelis tikrasis viešpats. Jis sako, nusekė paskui Jėzų keliu. Tai čia toks pilnutinis atsakymas. Tas, kuris tikrai praregi, nuseka Jėzų. Galim kitaip pasakyti, tas, kuris įtiki Jėzų, tas praregi. Tai būtų dar tiksliau pasakyti. Pasakymas toks, jeigu įtiki ir atrandi, ar susitinki viešpatį Jėzų, tu praregi visokiojopai. Tai nėra taip paprasta iš tikrųjų susitikti viešpatį Jėzų, norėti, nes šitas neregys buvo didžiuliai bėdoje, reiškia. Plus kiti jam trukdė, sako, jau tu jau vienu žodžiu nurašytas, tu nieko iš tavęs nėra. Sėdėk ir elgetauk toliau, netrukdyk mokytojui. Ne? O jisai iš savo skurdo, iš savo negalios, iš savo bejėgystės šaukia, reiškia, pasigailėk manęs, ir viešpats atsako. Ir štai tai yra tikroji Jėzaus kunigystė, kuri perkeičia pasaulį vieną kartą visiems laikams, ir tai yra mūsų džiaugsmo šaltinis. Aš galiu kreiptis į viešpatį Jėzų, aš tiesiog galiu, sakau. Tai yra pats didžiausias mūsų pašaukimas, siekiamybė, troškimas, tikslas, prasmė iš tikrųjų. Jeigu paklausti apie gyvenimo prasmę, tai galėtume drąsiai pasakyti, ne? Kad iš tikrųjų esu pašauktas pažinti viešpatį Jėzų ir per jį ateiti pas tėvą. Pašauktas esu šventumo, kas yra šventumas, kad mano valia sutaptų su Dievo valia. Tai štai
esu pašauktas, kad mano tikėjimas iš tikrųjų į viešpatį Jėzų išgelbėtų mane ir padarytų mane tikrai reginčių, galinčių atskirti gerą nuo blogo, tiesą nuo netiesos, padėti apsispręsti ir gyventi Dievo žmogaus gyvenimą. Ir atrodytų kategoriška ar dar kažkaip, iš tikrųjų kito kelio nėra. Visi tie keliukai, visokie ieškojimai, dabar madoj visokie, coachingas, tas, anas, ten kažkas kažką tai padeda, ten suka, taip toliau, žmogumi atseit daro. Visi tie keliai neturi prasmės, drąsiai galim pasakyti. Jeigu nėra Jėzaus, nėra kelio. Yra Jėzus, yra gyvenimas. Ir jeigu dar kažkam neaišku, galima pasiskaityti tą pačią pranašo Jeremijo knygą, lygiai tas pats buvo. Neklausai Dievo, bandė ten tie didžiūnai gelbėti tautą įvairiais būdais, keliauti į Egiptą ir baigėsi viskas blogai. Jeigu būtų klausę Dievo, būtų pagal Dievo valią, baigėsi sėkmingai. Tai štai, šaukiam visi drauge su tuo Bartimiejum, Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Duok malonę praregėti visom prasmėm. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis šį rudenišką savaitgalį. Šeštadienio naktį vietomis trumpai palis, vyraus nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas pietų pietryčių. Žemiausia temperatūra nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių, aukščiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Sekmadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas pietvakarių pereinantis į pietų pietryčių. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 šilumos. Dieną nuo 10 iki 15 laipsnių. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį. Kviečiu pasimatyti pirmadienį.